Normalus žmogus, kiekvienas iš mūsų toks esą, į tualetą eina didelio reikalo kartą į metus. Reiškia, tai, ką suvirškino, mes palikom. Lieka toksinai. Toksinai yra tirpus vandenyje arba tirpus riebaluose. Vėlgi, geriant pakankamą kiekį vandens, toksinus mes nueinam į tualetą. Paliekam. Su tirpiais riebaluose yra šiek tiek trumpai kita istorija. Todėl, kad tai yra tie toksinai, kuriuos mes gaunam iš mitybos. Yra pesticidai, herbicidai, fungicidai, yra skatinantis augimo hormonai, saugantis tos žvėrelius, kad jie nesusirgtų ir užaugtų iki mums reikalingų lygių. Tai yra normalus socialinis gyvenimas. Nieko nepadarys. Civilizacija bėga į priekį ir mes turim su ją susitaikyti. Ne? Tai tie toksinai plus žalingų įpročių. Rūkymas, ką dar žmonės blogai daro? Nieko. Tai visi tie toksinai yra apsupami riebalais, imunitetas juos stebi ir po truputėlį išvaro per kepenis. Kaip man, atsimenat, sakiau, to kepenis valo kraują nuo toksino ir nuo grybelio. Tai kepenis mūsų dirba ir visą laiką dėkoja. Kai kiekvieną kartą mes kažką padarom, kepenis mums dėkoja. Žodžiu, čia vėlgi idealiame pasaulyje viskas taip vyksta. Tačiau dažniausiai žmonės, ypač pagyvenusio amžiaus, ne kiekvieną dieną eina į tualetą, neišgeria pakankamo kiekio vandens, sutirštėja kraujas, padidėja spaudimas, tada kepenys duoda signalą inkstam, kad ten pasakyk aukščiausiam smegenim, kad padidintų spaudimą, kad aš galėčiau pravaryti tą kraują greičiau. Tada pakelia spaudimą, tada žmogus, dieve mano, man, kaip sakant, vaistukų. Ar ne, kuo daugiau vaistų, mažiau vandens, tualetas užsikiša žarnynas visiškai. Būna taip, kad nežinau kaip jūs, bet mano praktikoje yra buvę, kad žmonės į savaitę vieną kartą eina į tualetą. Kas antrą kartą. Tai jūs pabandykit namuose savo kriauklę užkišti plastikinį vamzdį, kad neišbėgtų, ir ten po truputėlį, tai salotą, tai mėsytę, tai bulvytę, tai šilto vandenukų įpilti, tai kokią citriną užspauskit. Tai ką valgot? Kas bus? Raugimas, puvimas. Procesai. Tai visa tai, kai mes neinam į tualetą, vyksta mūsų žarnyne. Žarnynas nebereikalo nuo mano amžiaus žmogus, vidutinio amžiaus žmogus, nešiojasi savyje nuo 5 iki 25 kg šlakų ir toksinų. Kad būtų lengviau gyventi atvėsnam pūstu. Tai tuos dalykus mums reikia tiesiog išvalyti iš organizmo. Kaip tai daryti, yra atskiros programos, žarnyno valymo 2 kartuose metuose, kaip parazitai, taip ir šitą dalyką reikia tvarkytis. Nes tai yra mūsų ligos. Nes tarkim, puvimo procesų ir rūgimo procesų metu išgaunami medžiagos maitina grybelį. Jisai minta tuo. Viskas paprasta. Mes patys šeriam tai, kas mums kenkia. Tarkim, akvariumą įsivaizduokit. Mūsų organizmas yra akvariumas. Pripiltas vandens, ir ten plaukia ląstelės. Auksinis žuvytis, ar dar kokius, ar ne. Kaip be pavadinsit? Gaideliais, dar kaip. Ką jūs darot akvariume, kad žuvytis gyventų? Pilat gerasias bakterijas, keičiat vandenį, maitinat žuvytes, valot ekraną, akvariumą, teisingai. Ta patį reikia daryti su savim. Mes esam tas pats akvariumas, kuriame yra žuvytės. Tas pats akvariumas. Viskas paprasta. Mes jeigu į akvariumą pilsim pastoviai kažką tokio, net ten maistą specialų duodam, ne? Tom žuvytėm, kad jos gyventų. Viskas yra paprasta. Girdom organizmą, galvoj nusprendžiam, kad mes norim būti sveiki, atsisakom, vejam iš savęs virusus, bakterijus, grybelius, nes yra tokių rezultatų, kai iš žmogaus išeina, aš paskui paieškosiu nuotraukų, parodysiu, kaip iš akies siunčiau kai kuriuom merginom, kaip iš akies kirminus traukia, kaip iškakoja kelių metrų kaspinuočius, kaip paskarydės plaukioja.
taip po odą, erkės tos, ne patalins, kaip jos vadina. Erkutės tos tokios. Erkutės, bet ten didesni parazitai, kaip po odą, plaukioja, matyt, kaip juda. Tai yra normalu. Pasaulio sveikatos organizacija skaičiuoja, kad įvairiose šalyse, bet bendrai maždaug 80-85% pasaulio gyventojų turi parazitų. Labai paprasta. Atsiskaičiuokit iš 10, kaip sakant, 8, 2 neturėtų. Nu, tarkim, aš 10 neturiu. Visi kiti, jeigu taip skaičiuosim, ne, visi turi. Tai normalu. Tai mūsų gyvenimo pasiekmė. Ir 5 dalykas pats yra jau maloniausias. Mes atsigėrėm, pagalvojom, kad snygam, išsivalėm parazitus, pasivalėm žarnyną 2 kartus metuose. 5 dalykas yra paprastas. Ląstelinė mityba. Mityba. Kas tai yra? Tai va, gerai. Va yra, ko mes negaunam su savo racionu, mes turim papildyti. Naujausias mokslinis straipsnis, kurį skaičiau Ilinojaus berods universiteto mokslininku, skirtas, kokia turi būti šiuolaikinė žmogaus mityba. 80% turi sudaryti laukiniai paukščiai ir laukiniai žvėrys, mėsa, idealiu atveju. Tada vaisiai, daržovės, ankštinės kultūros ir grūdinės kultūros. 5% žolelių, 5% prieskonių ir 10% maisto papildų. Nu, taip nustatė. Amerikonai. Ląstelinė mityba. Kai mes viską padarėm, tai tada reikia duoti ląstelėm tai, kas yra. Kodėl tai reikia duoti? Nupiešiu ratuką, va tokį. Čia įsivaizduokim, įjunkim fantaziją, kaip mano dukra sako, pasek man pasaką, kad aš užsimerkčiau ir matyčiau, nes aš jai visą laiką sakau, įsivaizduok, ką aš to pasakosiu. Ne? Tai jūs irgi dabar užmerkit akis ir įsivaizduokit. Per plyšį žiūrėjau. Žiūrėkit, mūsų organizmas sudarytas ląstelė, ar ne? Čia įsivaizduokit, kad ląstelė tai yra plytos, statybinė siena. Mes statom namą. Tai mūsų amino rūgštės, tos 8, tai yra vat šitos būtent plytos, iš kurių statosi mūsų ląstelė. Mineralai yra tas skiedinys, kaip ląstelė limpa amino rūgštės viena su kita. Vitaminai tai yra maistas skiediniui, energija. Nežinau, ten pavadinkim cementas, kaip sakant, ar ne ką dedam. Suklijuotų, kad duotų energijos. Fermentai tai yra toks kaip valymų paslaugų įmonė, kurie ko nereikia išvalo, žinai, iš organizmo išveda, išmeta, išskaido. O 3 nesočiosios riebiosios rūgštys tai yra tarsi sargas, teritorijos. Teritorijos sargas saugo visą tai. Membraną, omegos, lecitinai ir taip toliau. Va, kai visą šitai organizmas gauna, tai ląstelė pagimdo sveiką ląstelę. Nesveika ląstelė pagyja, ne iš karto gavo ir čia, žinot, taip nebūna. Reikia laiko tarpo. Ar ne? Jo, pakelkite taurės. Žodžiu, ląstelės, sveikos ląstelės atveda po mirties dalinasi į sveikas ląsteles, o, tarkim, nesveikusios atveda nesveikas. Sveikos ląstelės formuoja per naują audinio. Kai atsimenat, žmogus atsistatanti sistema. Sveikus audinius. Audiniai formuoja organus. Kai visi organai iš sveikų ląstelių, jie funkcionuoja idealiai. Jie funkcionuoja gerai. Ir tada visos 12 organizmų sistemų funkcionuoja gerai. Tai tada ir moteris laimingos. Žinot, pasakysiu taip. Kai jūs esat moteris tarsi susinervavę, nelaimingos, tai nereiškia, kad jums trūksta vieno iš hormonų serotonino. Tai nereiškia, kad vyrai blogi. Tai reiškia, kad jums trūksta vienos amino rūgšties triptofano, kuri atsakinga už serotonino gamybą.
Ir kai jo gauni pakankamai, tada ir nuotaika. Ir dar pasakysiu vieną dalyką, tada jeigu čia apie moteris vyrai, kai būna nelaimingi, kai jiems kažkas negerai, jiems trūksta folio rūgšties, ne, tai vitaminas nenešiosiam, tai vyro nuotaikos vitaminas. Jeigu jam jo trūksta, tai žinokit, jūsų suknelis ir kostiumėlis jums netinka ir batai per brangus. Visą laiką. Reikia, kaip sakant, nusivedėt vyrą, parduot, nežinau, 170, rasit kokį nors vieną normalų. Nusivedėt vyrą, pažiūrėt, netinka. Folio rūgšties. Nusivedat už 2 savaičių, viskas bus gerai. Sakys, vau, kokia suknelė. Tai aišku, vyrams į darbą nunešti. Žodžiu, kai veikia visos sistemos gerai, tai ta prasme, moteris laiminga, vyro reprodukcinė sistema veikia, kvėpuoja ir gerai, ne? Kvėpuoja, reprodukcinė sistema veikia, viskas tvarkoj. Žodžiu, tada ir šitas žmogutis yra sveikas, čia sveikas jisai. Nupieštas gal ne visai, taip gerai atrodo, kaip sveikas. Bet sveikas, laimingas, tik tiek reikia mūsų organizmui. Galiu pasakyti, kad principė iš bet kokios, nesakau diagnozės, iš organizmo būsenos, mes per keletą mėnesių taip galim žmogų pastatyti ant kojų, pakelti energiją, pakelti darbingumą. Žiūrėkit, pradeda geriau miegoti, susinormalizuoja virškinimo sistemos, pradeda, kas svarbiausias dalykas, žinot ką daryti? Žmogus. Normaliai kakot. Čia yra, žinokit, tas posakis, kai pasiunčia eik tu, yra labai geras. Jeigu pavyksta nueiti ir tai padaryti, fantastika. Akis prašviesėja. Todėl, kad nesikaupia mūsų organizme brudas. Taip sutvarkyta fiziologija, kad viskas turi darytis. Per čia ėjo. Moteris, maistas, kaip sakė, reikia gaudyti ne kad per čia išeitų, o per čia išeitų. O reikia per čia, kad įdėtų, o per ten išeitų. Kuo mažiau klausysit ir kuo mažiau šnekėsit. Pabaigai, anekdotą, norit pasakysiu? Nežinau, jau gal pasakojau. Toks biški gydytojas, pas gydytoją. Tik, kuris, žinot, įeina moteris, mėlyna, sudaužyta, viskas, žinai. Tas jis yra nepažįstas, kas jums, kas atsitiko čia, ten paguldo viską, sako, nežinau dar, kas yra. Vyras sako, visiškai sako, tik grįžta į darbą, kai pradės mane mušti, kai pradės daužyti, visiškai sako, ką reikia padaryti, ten, išrašė vaistų, sako, žiūrėkit, čia tokie vaistukai, tokie arbatėlė, sako, vyras grįžta, iš karto daro didelį puodelį ir duot vyrui, ir pradedi gerti, iš karto, tik grįžta, nesvarbu, blaivas išgeria ir iš karto pradedi gerti. Gerai, sako, ir nesvarbu kiek, vyras tik užėjo per duris, darai arbatą geri, užėjo per duris, darai arbatą geri. Praeina porą mėnesių, eina gydytojas prie kabineto, sėdė fantastiškai graži moteris, sijonas trumpas, plaukai, šypsenėlė, padažyta, manikiūras, viskas. Aktorius iš karto kalba pas mane, nevedęs, viskas. Įeina ta moteris, sako, ko jūs laukiat, ko galiu padėti, sako, daktarė, jūs manęs turbūt neatsimenat, aš čia prieš porą mėnesių buvau, sako, jūs man parašėt tokią arbatėlę stebuklinę, sako, viskas, vyras nei muša, nei keikia, pats gerai, sako, daktarė, o kaip tai veikia, vat aš tą arbatėlę geriau dariausi, kaip čia vat taip viskas veikia, lot mažiau reikia. Kol burna užimta, vyras sėdėjo. Tai, kad nebūčiau tas vienišas vyras, kuris čia prišnekėjo nesąmonę, gal jūs taip galvojate. Iš tikrųjų, tai yra labai rimta informacija. Ir šitą informaciją iš tikrųjų turėtų vaikams mokykloje pasakoti.
tėvai pasakot savo vaikams. Dabar gaunasi taip, kad aš pasakoju daugam, nes man kažkada ją kažkas papasakoja. Žiūrėkit, tai aš atsivežiau vieną gražią moterį, kuri seniai tą arbatą jau geria, aš tą vandenį. Jurgita, ateik pas mane. Ir aš paprašysiu Jurgitos, kad jinai, čia yra daugiau moterų, kurios jau seniai su šitu, kaip sakant, dalyku daro. Jurgita, tu tiesiog, aš nueisiu atsisėsti, o tu papasakok. Viską iš naujo. Viską iš naujo. Tik tai atbulai. Ne, papasakok. Yra, žiūrėkit, čia yra naudojantis, kad netuščiai kalbam, yra rezultato albumas. Kas įdėjo mano nuotrauką? Išimsiu. Pradėt rodyti, nieko. Savo kūną. Savo kūnu. Žiūrėkit, aš paskui papasakosiu ir savo rezultatą. Tai kad žinotumėt, kad šita sistema veikia tikrai, tai va atsivežiau ir Jurgitą, kad galėtų papasakoti savo rezultatus. Čia jau yra keletas moterų, kurios turi rezultatų ir iš tikrųjų galėtų pasakoti visą tai ir be manęs. Net ir tu, turbūt, ar ne? Nežinau, nuo kur. Pasižiūrėkit, tai žiūrėkit, paskui galėsit klausinėti. Jurgita, viskas pasakok, aš trumpiau. Turbūt dar ne visi mane pažįsta, esu Jurgita Meijerienė, esu iš Kauno, mes kartu atvažiavom, man 50 metų. Šis kraštas man labai artimas yra. Važiavom pro Rietavą ir pasakojau, kad šitoj bažnyčioje aš tokiausi, va šitai, čia ėjom iš šokių. Ketvirtą kartą važiuojam, ketvirtą kartą pasakoju, tai pagalvokit, kiek kartų jinai ten. Tai yra labai malonu. Taip, man ant kiek yra gera tas kraštas, malonus ir gera čia atvykti, atvažiuoti ir susitikti su žemaitės. Iš tikrųjų myliu labai šitą kraštą, ilgiuosi, nors jau 33 metai, kai gyvenu Kaune. Tai, bet, sako, kur gimtinė ten ir traukia labai, iš tikrųjų. Kažkada net svajojau, kad dirbčiau kažkokį darbą, ar tai net autobusų vairuotojai, ar panašiai, kad galėčiau dažnai atvažiuoti į tą pusę. Tai va, sako, Dievulis girdi ir klausosi ir mūsų svajonės pildavo. Imu ir atvažiuoju ir jau kelintą kartą, kažkada atvažiuodavau su kosmetika, dabar dar su kažkuo, ar ne. Esu gyvas pavyzdys, su savo rezultatais noriu labai pasidalinti, pasidžiaugti. Prieš metus laiko draugė pasiūlė natūralių produktų, sako, turiu labai gerų produktėlių, gal norėtum? Sakau, kas ten per produktai? Oi, mano, sako, ir sąnariai nuo jų susitvarkė ir galva nebeskauda. Man neįskauda tie sąnariai, ką tu ten tvarkaisi? Taip apkalbėjom, dar jinai pasigyrė, kad kolageną geria, labai gerą, aukšto lygio ten tas kolagenas, labai greit veikiantis. Kolageno tai man reikėtų, noriu išlikti jauna, labai graži. Tai labai sudomino. Kažkur tai apie gruodžio mėnesį jinai pasakojo tai prieš metus ir sausio mėnesį aš jai skambinu, sakau, man reikia pagalbos, ne mano, mano dukrai. Ar ten galima kažką padėti mano dukrai su skrandžiu, labai buvo blogai, tai paskambinus, taip, sako, yra ir visiems reikalam. Kas skauda, viską galima sutvarkyti. Tai iš tikrųjų 2 savaitės nustačius koncepciją, ką gerti, viską naudojam, po 2 savaičių jinai tikrai pagerėjo savijauta, nes labai skaudėdavo skranduką ir turėjo tą piktąją bakteriją, gal ką žinot, ir ji buvo išrašyti antibiotikai, visai nualino organizmą ir gulėdavo iš skausmo, net vandenį atsigėrus, jai skaudėdavo. Tai labai džiaugiuosi atradus ir dėkojau jau draugė, kad pasiūlė tų natūralių dalykų, kad jai nebeskauda. Ir ką ten, sako, pasiskaitinėk, dar ten visko turim gero. Pasižiūrėjus, moteris meta svorio. Tai va, šią dieną nuo vasario iki birželio -20. Šią dieną 25. Ir labai džiaugiuosi, kad išlaikau visą vasarą, visokių gastrolių buvo viskas.
Ir tai laikosi. Labai labai džiaugiuosi šitų rezultatų, nes mano tai buvo didelis svajonė, didelis noras, nes tikrai buvo labai sunku, kas turi antsvorį, žino, kaip yra sunku, pilvą pernešti vieno šono į kitą, kaip sunku ir vaikščioti, keliauti, nes mėgstam be galo su vyru keliauti ir lipti į kalnus ir tikrai darėsi sunku ir aš to ieškojau to būdo, nes labai būdavo sudėtinga su visom tom dietom, vargsti, kalbas ir jie grįžta. Gal žinote ar ne tą variantą? Tai šiaip dovanų gavau priedo dar prie to, kad nukrito svoris, tai nukrito visos papilomos. Jų turėjau 16 ir ant kaklo jų buvo gausu, nebeturiu nei vienos, labai džiaugiuosi tom, nes tikrai būdavo kompleksas, net dengdavausi skarytę ir tikrai, jo, jų buvo gausiai prisimeda, ne kažkas. Ir skaudėjo sąnariai, neskaudėjo, bet jie buvo sustingę labai, neiškeldavau rankos. Kaip ir neskaudėjo, nueidavau pas gydytoją, pasiguosdavau, sako, čia kaip paveldima ir pas močiutę turbūt buvo, taip, pas mamą jo, tai ir tau čia sustingęs, viskas gerai, pasimankštinsi, kažkiek praeis ir mankštam, gal dar kokią procedūrą, taip būdavo ir atleidžia. Šiandieną galiu maskatuoti su rankom, kiek nori, atsileidė. Tindavo vakarais kojos, išburkusios būdavo, negalėdavau aukštakulnių užsidėti. Žiedus vakare kuo greičiau nusiim, nes išburkdavo visos rankos. Nebeturiu tinimo. Vakarais labai vartydavau, turėjau neramių kojų sindromą. Kažkur atsitraukė. Labai daug gavau dovanų. Tiesiog priedo prie to viskas tiesiog gerėja. Labai džiaugiuosi ir vertinu šitos produktus be galo. Tai yra palengvinimas mums. Kažkada, čia škavodavo ir laikydavosi visokių ten dietų, laikydavosi ne dietų, o tų išvalymo programų po mėnesis, ten visokiam žolytėm. O dabar kapsulytės, lengvai, paprastai, nereikia čia škavotis, darytis ten didelių dalykų, tai labai paprastina. Dabar viskas tobulėja, ar ne? Tai ir mes tobulėja, technologijos sudeda tiek daug į mažus kapsuliukus, kad galim savo padėti. Ne aš viena turiu tokį puikų rezultatą. Noriu pakviesti savo kolegę Renatą. Pasidalink savo irgi rezultatą. Kodėl aš čia? Aš dėl Renatos atvykdavau. Taip, nesitarėm. Papasakok visiems, kaip tu man netikėjai manim, kad aš kviečiau ir... Taip, galvoju, čia ragana kviečia kažkur. Iš tikrųjų, mes kartu buvom mergiai kompanijoje ir dirbom, važiuodam vienus renginius, mėgodom vienam kambarį, vienu žodžiu. Ir gruodžio mėnesį mes ten buvom Palukščio dvare ir abi nešėm tortą. Degantį tortą su žvakutė mūsų nupaisavo. Aišku, abi kai karvės toros stovim, viskas gražu. Panašiai. Ir viskas. Ir Jurgita sausio mėnesį man paskambino, sako, aš atradau tokį dalyką, sako, mano dukrai pagerėjo sveikata, sako, ir man traukėsi svoris. Ar tu nenori? Aš sakau, Jurgita, nieko nenoriu, man yra 6 vaikai, yra verslas, yra amerikėjai, sakau, nieko aš nebenoriu, sakau, nebent vėliau. Nesakau, ne, bet galbūt vėliau. Jinai 3 kartus skambino, aš vis atsisakiau. Paskui paskambino Renata iš Kauno. Taip pat atsisakiau. Galų gale mes Palukščio dvare susitikom gegužės mėnesį. Dėl tam merikėjai tam renginiai. Jinai stovi prie manęs kaip gazelė, už visą stovi kaip karvė stovi. Ir sakau, kas tu per draugė, ne? Pati kūdinėse man nieko nepasako. O kad pasako vienodai. Sako, juk papasakojau, sako, kviečiau, 3 kartus skambinau, 4 kartą draugę pajungiau, kad tau paskambintų, tu nenori. Ir teko atsiprašyti, paprašyti, kad papasakotų, ką jinai daro ir užsinorėjau, aišku, čia nekalbas niekam. Dar būčiau paprašyti, kad batus užrištų, nes jau pasilenkti jau batų užsirišti vaikų prašydavau, sunku būdavo iš tikrųjų, jo, nes svėriau 99 kg. Jo, ir birželio 27 aš atėjau pas jūsų komandą
27. Ir pirmą mėnesį man nukrito 7 kg, antrą mėnesį jau buvo -11, trečią mėnesį -15. Nu dabar kažkur yra -16-17. Jo. Ir svoris laikosi, aišku, pramogaujam ir važiuojam visokius restoranus ir dabar grįžusi iš Kretingos 2 paras su vyru. Šventėm vyro jubiliejų, kimšom švediškus stalus. Tai va, svoris nebeatauga, laikosi gražiai, esu laiminga, esu patenkinta. Esu dėkinga, kad ta mano draugė taip atkakliai siekia, kad aš išgirščiau tą dalyką, kad aš būčiau taip pat laiminga. Aš į savo tą kelią įtraukiau ir savo vyrą. Vyras, aišku, netikėjo, po 1,5 savaitės sako, pala, sako, kažkas čia ne tuo darosi ir aš noriu. Taip, nesilaiko. Jo, ir pradėjo gerti kartu su manim mano vyras. Tai va, rezultatas yra, pilvas buvo toks jam, toks. O dabar matėt, vaikščiojo va toks pilvukas. -12 nuo pilvo. Andrius nuleido galvą, kad nieks nepaprašytų. Parodyti pilvą girdi. Ir mes kartu ėjom visas programas, visas 490 dienų iš tikrųjų, sąžiningai koja kojon. Ir svoris mum abiem laikosi, viską valgom iš tikrųjų, tik atsisakėm baltų miltų, pakeitėm juos į spelto miltų. Daugiau viską valgom, ir bulvės, ir viską, ir normaliau porcijom valgom, bet laikosi mūsų svoris. Pertrauksiu, tik taip, ja. Andriau, iš vietos, pasakai, ar buvo, ar sunku? Ne. Aš vakar turėjau pokalbį su Vokietija, mes kokius 4 valandas ten darėm užsakymus, viską sprendėm. Ir ta moteris 53 metų sako, mano vyras turi daug problemų, žinai, sako, aš pabandysiu jį, sako. Ir parašė, mano vyras kaip ir norėtų. Paskui parašė, sako, be reikalo čia leis pinigų, žinai, sako, o drug nepadės, dar kas nors, sakau, koks gimimo metai tavo vyro? 53 liktai. Aš garso žinutį įrašiau. Sakau, kur jis savo pinigus nusineš į karstą, sakau? Ar nori dar 10-15 metų ilgiau išgyventi, sakau? Ir aš tokias žinutės parašiau, tiesiog garso žinutės. Ir žinok, po kokių 5 minučių Ana parašė, vyras įsižiūrėjęs pasiklausė, sako, laukiam atsakymą. Po 5 minučių parašė, vyras nori. Taip, ir padarėm užsakymą. O trupužiai tie vyrai, nekabinasi į gyvenimą. Taip, vokietis. Ir, Scrooge McDuck, moteriai 53, tam 70 metų senis ir, iš tikrųjų, ne taip yra, ir taupo. Sako, išleisiu pinigus be reikalo ir nežinau, man padės, nepadės. O sveikatos problemų turi daug. Tai va, išklausė mano žinutės, taip. Sako, kur į karstą jis nusineš savo pinigus. Taip ir yra, ne taip jie buvo. Negąsdinu. Jau Dar noriu ir Gitaną pakviesti. Dar vieną šaką, taip. Turi ką papasakot. Papasakok, ką tu labiausiai myli ir kodėl jo. Mėgstu būti energinga. Galvoju, butelis, sakysiu, aš noriu butelį irgi. Jo, su buteliu, va matot, ir vaikštau. Nutrūko energijos, iš tikrųjų, kaip sakant, po 45, lyg 50 pradėjo trūkti energijos, jau čia visi žinote, ne? Visom jau matau, kad tiek amžiaus yra. Tai va šitie kaip papildai, kaip aš sakau, ir tas vanduo stebuklingas padeda palaikyti energiją, nebereikia jokių palaikančių, kaip gėrimai dabar Red Bulliai, žinot, yra, ne, mėgsta jaunimas labai ir jaunimą jau savo, nuo tų gėrimų jau, kaip sakant, nusodinom, jau dabar geria, taip, jo, geria va šitą vandenį ir geria tą energetinis tą H500, ir galvojam, kad tą jaunimą truputį irgi jau vesimi tuo gerų keliu, nebegers gal tų Red Bullių, nors šiaip labai daug ir verslininkų persidirba ir prisigeria to gėrimo. Ir po to širdis taip tantaluoja, kad sako, jau reikia gulėt lovui, nes jau nebatlaiko jau širdis. Tai ir tuos pratinam prie tokių natūralių dalykų. Šiaip rekomenduoju, bent jau pradėti nuo vandens ir to H500. Čia tai jau mano gyvenimo būdas greičiausiai ir liks. Taip, nes be šito, tai... Jo sako, iš kur pas tavę tiek energijos, ypač jauni vyrai. O taip? Kur ten pas jūs 170 yra vyrų? Pas mane visokių yra, nuo 30 iki 70. Tai nuo 30... Ne, nuo 25 atsiprašau. Nuo 20... Seni sako, nuo 25.
Ne, tai ten jau vedė, jau tu. Nu, Ai, negalima bet tai ten. nevyrė. Nu, vedęs tai. Negalima. Pas mane tvarkėlė. Bet jeigu jau 30 Pavydi, metų pavydi. Aišku. Savo aš spėju. Gerai, kaip matot, yra iš tikrųjų Rūta Gyvi pavyzdžiai. Rūta Taip, iš Rūta. vietos. Šūktelk truputėlį. Mes su tavim susitikom. Nu, aišku. Gali čia ateit, Galite jei nori. ateiti, Rūta, jo, čia, ateikit. Dabar lengviau. Pasidalinom. Mes su Rūta pirmą pokalbį turėjom prieš kokius 3 mėnesius gal. Prieš 3 mėnesius. Tai Jo, panašiai. esu Rūta, labai didelį svorį turiu. Po menopauzės, kaip sakant, gražumėlį susilaukiau, tiesiog didelį tą svorį. Ir tikrai daug ligų, sunku judėti, dusau, kaip sakant. Ir šiuo momentu tikrai va, dabar esu jau numetus 10 kg šiandien dienai ir tikrai tikiuosi toliau eiti tuo keliu, nes tikrai atgal kelio nematau. Kaip sako, nenoriu dar ten kryžiuką užsidėti. Ir turiu 7 anūkus, dėl vieno anūkų noriu pagyventi, pasidžiaugti su jais. Ir, nu kaip pasakyti, kojus nebetinsta tiek ir nuovargio nebeturiu vokas. Ir didžiausias pliusas, kur buvo, aš atsikeldavau iš ryto, aš būdavau pavargus, tiesiog iš miego, atsikeli žmogus ir pavargsti. Nu tai dabar esu tiesiog, nežinau, vertų trobos aplinkui krapštaus, tvarkaus, tiesiog džiaugiuosi gyvenimu iš tikrųjų ir va svajonė dar mums aišku baseinas yra, į Naujakmenį važiuoju 10 kilometrų, bet tikrai va dabar su vyru šią savaitę tikrai į baseiną pradėsiu lankyti, mėgstu plaukioti, vasarą tai iš viso jau pavasarį anksti į upę įbrendu. Nu tai va, ir vienu žodžiu tikrai va džiaugiuosi Renata, kad mane pakvietė čia ir tikrai nesigailiu ir tikrai esu dėkinga, lenkiuosi tau, nes iš tikrųjų aš jau galvojau, kad bus man tikrai kito kelio, tikrai va, Evaldui ačiū už pamokas didelės suteiktas žinias. Ir nes va dabar, kai pradėjau šitą etapą, kaip Renata sakau, man tiesiog kaip Dievas atsiuntė tuo momentu, nes nuvažiavau pasidaryti kraujo tyrimą, dar pas Renatą nebuvau čia tam klube. Tai vienu žodžiu buvo kraujas jau cukrus sukilęs 6-7 ir praėjo 3 mėnesiai, va dabar nesenai su Renata kalbėjom, jau dabar yra 6-2. Tai įsivaizduokit jau kaip ir cukraligė taisis man, aš galvojau viskas. Tai kad cukraligė tai viskas, jau kaip sakant, nėra aišku ten, bet tai vis tiek. Tai va sakau, šiandieną dieną tikrai esu patenkinta, tikrai. O prieš tai pasakyk, kaip tu gyvenai. Iš lovos neišlipdavai beveik. Nu, Ne? kaip iš Nu, lovos, sunku, ne? nu, Nieko kaip nenorėjai. sunku, sakau, tas nuovargis, nu tiesiog pavargęs esi iš ryto, jeigu atsikeli ir tu jau galėjai gulti ir miegoti, kaip sakant, vėl. O dabar viskas pasikeitė mano. Jinai skambino man, sako, Renata, aš ant dviračio šoku važiuoju upę maudytis, aš darželius ravėjau, aš su lazdom vaikštau, sako. Ne, O tai- paklauskim dabar iš tikrųjų vyro, ar tikrai taip yra? O, Bet čia ne iš baimės, taip sako. Nes dar atgal reiks grįžti namo. Iš tikrųjų ir vyrui esu dėkinga, tikrai vat, ir pats mato ir va šiandien pasiskambino iš ryto atsikėlusi, va, būtent, va, kaip sakė Valdas, į tualetą, tai man aš nežinau, per dieną 2-3 kartai, žinok. O kaip buvo? O buvo, nu, kas randama, kaip sakant, sunkiai. O dabar tai, žinokit, tik spėk pareiti į kambarį ir ar kur buvo čia laidotuvės va praeitą savaitę, tai, žinokit, spėjau vos tik tai nusivilkti paletą ir į tualetą. Iš tikrųjų tikrai viskas pasikeitė, tikrai ir to tokia alkė nebeturiu, va, vandenį būtent gerinti, va šitą. Apetito tokio Jo, to nebėra. nebėra tokio, kaip jis pastoviai kartais toks alkans esi. O dabar kažkaip viską lėčiau, viską taip su mintim tokiom gerom ir tikrai esu dėkinga Renačiukui tau ir ačiū tau, mergaitė. Ir tikrai nebijokit, kas nori savo padėti, tikrai mielų norų į priekį.
Jūs Negaili- savo padėkokit, kad grįžote. Taip. Šaunuolė. Aš ją kviečiau 2 kartus, parašiau žinutę. Aš ją žinojau, tiesiog mes iš vieno Kažką kaimo. panašiai. Tik žinojau ją, nepažinojau. Parašiau žinutę, jinai ignoravo. Po mėnesio galvoju, aš tavęs nepaleisiu. Bet žinokit, tikrai stebuklas gyvenime, patikėkit, aš jau mintis turėjau kažką daryti su savim. Galvoju, nu viskas, nu. Kaip Evaldas sako, psichologija. Taip. Galvą susitvarkykime. Taip, ir tas daktaras tos kraują, kur šlapimą varančius rašo tabletės gėriau, jau šitas tabletės aš gėriau. Dabar aš jų nepaliečiu. Čia yra, sakau, stebuklas iš tikrųjų, kai aš, sakau, daug tų minčių visų gal plauk, bet tikrai esu dėkinga ir, sakau, šiandien užlipau ant svaro iš ryto ir pati žiūriu 10, dar pasižiūrėjau, galvoju, nesąmonė, kas čia yra dabar. Ir šiandien užlipus tikrai, nu kažkas. Pasidžiaugiam ir palaikom ir paplojam. Bet yra realybė tokia. Jo, ačiū Jums, mergaitės. Nerimtai trumpai ir tu pasakyk savo rezultatą. O tu papasakai apie papilomą? Taip, net parodyti Žiūrėkit, nebeturi. aš labai, kaip dabar ar pajuokaut, ar rimtai pabaigti? Rimtai pabaigti? Tai jei rimtai, tai čia iš tikrųjų yra nusamdyti aktoriai viską papasakoti. Ne, nu kai tu žmogaus nepažinočiau, sakyčiau, aktorių, kai žmogų pažįstu. O, blemba. Žinot, jo, iš tikrųjų aš atsimenu ir pirmą pokalbį vat, ir su Rūta, atsimenu ir su daugeliu, ką ir Renata kvietė, ir Jolanta, ir kitus. Ta prasme, tų rezultatų yra begalės. Aš galėčiau apie save papasakoti, kaip iš lovos nepasikėliau, kaip vertau. Pasakojau, gal? Kaip virtas, ne. Tai čia kas 3 savaitės būdavo, po kokią savaitę, va, tai ką čia pasakosiu. Tie rezultatai yra iš tikrųjų būtent dėl sveikatos koncepcijos. Ne kas kitas veikia. Mes neužsiemam gydymu. Organizmas pats save gydo. Tai yra labai paprasta. Atsistatanti sistema. Ir kaip sakė, žinot, jei žmogus norės gyventi, joks gydytojas jo nenuvarys į kapus. Aš tą prasme labai gerbiu, tikrai žinokit visus gydytojus, jie yra labai reikalingi. Bet nepamirškim, kad jie yra reikalingi, kai mes turim ūmius susirgimus, kai mes turim rimtas traumas, tai reikalingas operacijos, labai reikalingi. Bet kai mes užsiemam sveikatos profilaktiką, tai mums tik tai lieka tie ūmus kažkokie dalykai. Nuo ko mes galim save apsaugoti. Kitas dalykas, aš trumpai pasakysiu, kodėl nesinori valgyti. Atrodo, geriu vandenį, nesinori valgyti. Labai paprasta. Smegenyse yra 2 centrai - troškulio ir alkio. Ir jie yra vienas šalia kito. Kai organizmui trūksta vandens, jis siunčia signalą, kad jis nori gerti. Ką daro tada žmogus protingas? Geria kavą, geria arbatą, geria pieną, geria sultis, geria kitus gėrimus. Tuose gėrimuose jau yra kažko įdėta. Jeigu geriam arbatą, gali būti žolelių, gali būti ten vitaminizuota kažkas, gali būti kažkokių prieskonių. Organizmas tai supranta kaip maistą. Siunčia alkio signalą, gauna valgyti. Siunčia troškulio signalą, gauna valgyti. Organizmas nedurnas. Jis išjungia tą signalą. Kam dirbti be reikalo? Bet kai pradeda žmogus gerti vandenį, pabandyt galite. Kai norit valgyti, išgerkit stiklinę vandenį. Aš dar daugiau noriu valgyti tada. Žiūrėkit. Čia gali būti kiti dar veiksniai, bet jeigu nori organizmas tik tai gert ir išgėrus stiklinę vandens, jisai dingsta. Jeigu už kokių 20 minučių užsimanot valgyti, tai reiškia, organizmui trūksta maisto. Tada reikia valgyti. Bet jam trūksta tų maisto, mineralai, vitaminų ir taip to. Žinot, jeigu kai nori valgyti, kaip aš juokauju, ar ne? Jeigu valgai bulves, tai nuo krakmolo gerai stovi vyram tik marškinių apykaklė. Jau visa kita ne taip gerai. Tai, žodžiu, reikia pasirinkti mitybą. Viskas yra labai paprasta. Norėjau pakviesti. Kur Aliona? O, gerai. Žmona išėjo. Norėjau pakviesti. Mes, principe, žiūrėkit. Pirmas, visą laiką yra pirmas žingsnis, nuo ko reikia pradėti. Ne? Tai aš iš eilės visus ir pasakiau, nuo ko reikia pradėti. Tai pirmas dalykas – pagirdyti organizmą. Arba aš tai vadinu skalbimo mašiną, kiti vadina detokso programų įvairiausių.
fotografuojasi. Renginys iki 6 ryto, spėsit fotografuoti. Žodžiu, kad trumpai suprastume, esat skalbę kada nors? Pasitaikė, ne? Ko reikia, kad išskalbti drabužius? Vandens. Vandens. Ko dar? Skalbimo priemonė. Skalbimo priemonė. Aha. Ko dar? Minkštiklių. Ko dar? Nu, čia tas pats pavadinkim. Ko dar? Elektros. 4 dalykų, kad išskalbtumėt nešvarius drabužius. Tai mūsų žarnos yra tie patys nešvalantys drabužiai. Reikalingas vanduo, skalbimo milteliai, tai yra fermentai, kurie skaido. Atsimenat pas, skaido, valo. Kepenų veikla gera. Minkštiklis yra būtent lecitinas, kuris 50% mūsų sudarytas iš kepenų. Kepenys sudaryti 50% iš lecitino. Be to, tai visos kraujagyslės, limfagyslės, nervagyslės padengtos lecitinu, kad visi vamzdeliai funkcionuotų gerai. Minkštiklis. Ir elektra. Tai yra mūsų vidinė energija. Tai reiškia, tai yra antioksidantai. Tas, kas neleidžia mūsų ląstelėm naudoti savo vidinės energijos, kas neleidžia ląstelėm rūdyti arba apsaugo nuo laisvųjų radikalų, nuo piktųjų deguonies ląstelėm. Ateik, Alionuška, pas manęs. Ateik. Netikėta. Pasižiūrėkit, dabar prieš jūs visa šeima. Mano žmona yra iš Ukrainos. Mes gyvenom Kijeve ilgai. Tai aš jos paprašysiu irgi porą žodžių, kad pasakytų. Tai mes su šita sistema jau užsiemam 14 metų turbūt. Ir kad jūs negalvotumėt, kad tik tai čia yra keli šiti žmonės su rezultatais ar nuotraukos padirbus. Tai mūsų klientai yra 28 pasaulio šalyse ir jų yra daugiau nei 1300 metų. Plačiaja prasme. Tai lyg tai 1400, nu beveik 1400. Tai iš principo mes šitą žinią plečiam toliau ir tokių kaip mes yra daug. Lygiai taip pat ir Renata dalinasi. Kodėl mes čia atvažiavom? Todėl, kad Renata pakvietė. Jūs pakvietė tie žmonės, kurie nežinau, ką jūs gero jiems padarėt, kad kažkurio tai momento apie jūs pagalvojo, kad jums tai gali būti reikalinga, naudinga. Nežinau, jūs jų tiesiai paklauskite, kas jūs pakvietė. Ką tu man padarė, ką aš tau padariau tokio blin, kad tu čia mane atsitempti. Tai aš dabar noriu paklausti, ar paprašysiu, kad keletą rezultatų papasakotų žmona. Nai viską nepapasakos lietuviškai. Ar visi supranta rusiškai ar ukrainietiškai, ar man reiks versti? Ar daugmaž rusiškai? Suprantat rusiškai, ar ne? Nereiks versti. Ačiū Dievui. Вот как вы литовский учитесь, и все русские понимают. Я думала, хоть чуть-чуть начну пару предложений. Tai pradėk nuo lietuviškai ir jau paskui. Ir aš, žinokit, su jumis, kaip sakant, atsisveikinu viskas. Ačiū, kad visi atėjot, kad pabendravot. Ir, žodžiu, labai buvo smagu. Ir aš tikiuosi, kad jums šitą informaciją tikrai padėjo. Tikrai bent jau. Žinot, kaip sako, aš labai dažnai sakau, kad visą informaciją reikia priimti širdim, kad iš mano burnos jūsų širdį. Jums iš manęs ačiū, palieku su šita žavinga moterim mergina, iš tikrųjų, su kuria jau mes seniai. Tai va, gerai. Visi mato pirmas rezultatai из šitą альбомчика. Čia mano sūnus. И это первый человек, которому я начала вообще давать эту систему, эту концепцию. Ему в 9 месяцев поставили диагноз по коже. И мы 2,5 года ходили лечились. Сначала высыпания были вот такие вот маленькие, там на ручках, чуть-чуть на ножках, а потом вот просто по всему телу. И вот эта фотография, ну там, где пораженная, да, кожа, она сохранилась только потому, что я дерматологу отправляла фотографию про обострение. И этих обострений у нас было... Я на тот момент просто жила в больнице. И вот мое хобби было выздороветь сына.
И на очередной как бы прием, когда мы не прием, а лежали месяц уже в больнице, его там капают, чем-то мажут, гормоны, стероиды. Я говорю, что делать, почему не работает лечение? Врач говорит, идите, поищите что-то альтернативное. Ну вот, как бы это альтернативное, точно так же, как вот вам сейчас Эволос рассказал, да, эту концепцию. Точно так же со мной поделились ею. И, ну не то, что от безвыходности, но думаю, ну как бы вода, очищение, ну вроде не повредит, ну давайте попробуем. И я на тот момент очень там накупила себе приборов, чтобы проверить этот коралл, а действительно ли он меняет качество воды, а действительно ли вода становится там вот с таким pH. Ну то есть я прям тогда заморочилась. Сейчас я понимаю, что те люди, которые эту информацию слышат, они такие уже, ну, скажем так, они просто доверяют уже прям на уровне. Результат мы получали долго, тоже где-то порядка 2,5 лет понадобилось. Поэтому, когда вот Юргита, там, Рената, да, Рута, когда говорят, что вот буквально там за считанные месяцы, это очень здорово. Но у нас был залеченный случай. То есть, чем больше лечения было у человека медицинского, сначала его нужно отмыть, а потом уже наращивать это здоровье. Второй результат, ну, супруга, да, в альбоме, тут понятно по весу, но ты говорил по поводу суставов? Человек, которому кололи в спину обезболивающие уколы, потому что он ходить не мог. И там по коленям был вопрос, по спине. Сейчас он начал бегать в карантин марафоны. То есть вот стоит 49-летний бегун, у которого были проблемы очень сильные со спиной и суставами. Как восстановился? А вот так вот. Когда организм... Пустая доска, а вот так. Когда клеточка, там, например, суставов получает все, что нужно, ее напоили, очистили, защитили кормим, то у этой клетки есть возможность рождать здоровое потомство. Следующий результат это как бы моей мамы. Мамочка тоже тут в альбоме есть. Ей 79 лет, вот в начале января исполнилось. И этот человек точно так же, как и я, уже вот сколько, 14 лет, мы живем по этой концепции. Было 2 операции очень серьезных, и лимфоузлы под мышками удаляли, гинекология. У нее вены синие постоянно были. Она в туалет неделями не ходила. И сейчас это тот человек, который за правнуками может бегать по стадиону, она очень энергичная, и дома нет таблеток. То есть вот, если вы понимаете, что в вашем окружении есть тоже родители такие взрослые, да, или там бабушки, дедушки, то есть это вот просто тот результат, который у них может быть. Потому что, замечали, строят магазин новый, и тут же есть аптека. Возле любой Максимы есть аптека, возле там Икеи, любой магазин продуктовый, тут же стоит аптека. Ну, то есть это просто такой порочный круг. И мы по нему ходим. Так вот, можно из него выбираться с помощью этой системы. То есть это не для того, чтобы полечиться, это для того, чтобы не доходить до новых диагнозов, иметь активное долголетие, красиво взрослеть. Вот Юргита, да, Рената, девчонки вообще пример. Они просто вот так вот за какой-то считанный там полгода-год просто поменялись до неузнаваемости. Здесь очень много результатов и клиентов, и кумовей, и моих бизнес-партнеров. Я расскажу еще свой. У нас ну, вот, как бы, к рождению Каролины мы тоже с Эволосом готовились, тоже с помощью этой системы, оба были на очищении. И беременность с ней была вот просто налегке. Я на 6-м месяце ходила в трекинговый маршрут по Норвегии, там на 28 километров, когда уже пузо было, в принципе, прям большое. Классно себя чувствовала. Тот диагноз, который у меня был по сердцу, он ко 2-м родам не подтвердился. Врач развел руками, говорит, как такое вообще возможно? Ну вот так вот. Плюс я, конечно, много чего там в детстве наделала неправильно. Вот все, что нужно было не есть, вот все это у меня было в рационе в большом количестве. У меня мама на кондитерской фабрике работала, поэтому что такое конфеты, сладости, печенье, я прям знала это. Было очень плохое зрение. Я вот, кстати, тоже замечаю, что очень многие литовцы и детки, вот детки, да, маленькие, они уже в очках. У меня один глаз видел на 6%, один на 40%. В 2009 году я себе сделала лазерную коррекцию, ну, потому что сказали, что, в принципе, уже ничем не вытянем мы вам зрение. То есть только вот таким, да, операционным путем. Вытянули на 80 и на 90%, и вот уже с 2009 года мне удается зрение поддерживать на том же уровне. Хотя меня предупреждали, что
будут гормональные изменения, мне уже 41 будет вот в мае. Будешь рожать детей, будешь взрослеть, эти показатели, они не статические, они будут меняться. Ну вот как бы удается уже столько лет иметь такое вот почти 100% зрение. Вот, поэтому эта информация вас ни к чему не обязывает. Вы можете просто послушать, ну, как бы выйти за двери этого зала, да, и забыть ее. А можете точно так же вот взять, как и мы, и взять ее как инструмент для того, чтобы быть, безусловно, здоровым человеком. Просто попробуйте, и я желаю вам принимать правильные решения и вот этого безусловного здоровья, когда вы на него просто не отвлекаетесь и живете свою классную жизнь с хобби, с интересами, активные. Вот. Поэтому вот так вот. Viskas, vykit namo žmonės. Ar gal, klausyk, žiūrėkit, gal nebent turit klausimų?